Kolegos dažnai susiduriam problemą, kai reikia statyti namą. Kaip tą padaryti, kas tą pastatys? Dažnai žmonės nenori bendrauti ten su Kole, Vase ir panašiai su visais statybininkais, kurie tik ir nori apgauti ar kitaip kažkaip tais. Ir dar vienas dalykas, žmonės nori dažniausiai, kad statybos vyktų greit ir labai sklandžiai. Taip. Kad nereiktų laukti kelis metus ir gainiot kiekvieno statybininko. Tai turime jums pasiūlymą, tai yra mūsų laidos rėmėjas Namų alėja. Tai yra vienas didžiausių karkasinių ir modulinių namų statytojų Lietuvoje, kurie gali pasiūlyti namų statybą pagal skandinaviškas technologijas. Gali pastatyti ir paprastą, kaip sakyti, polisinį, ten rekreacinį namelioką, gali pastatyti tikrai rimtą A++ klasės Taip. gyvenamąjį namą. Jie užsiema karkasinių ir modulinių namų. Tai moduliniai puikiai tinka rekreacijai, kažkokiem nameliam, tai yra tipiniai projektai, kurie pasistato greitai, kokybiškai ir patraukliai. Išvengsi to bendravimo su Vasiom ir Koliom, iš tikrųjų aukšta bendravimo kultūra, žmonės, kaip sakyti, išmanantys savo darbą ir paaiškinantys procesus taip, kaip jie yra ir išdirbta visa, kaip sakyt, gamybos sistema. Taip, iš tikrųjų, tas statybose turbūt yra labai svarbu pasitikėjimas, aukšta ta kultūra bendravimo, aiškus terminai, aiškios sutartis, be kažkokių tai papildomų žvaigždučių. Išbandyta kokybė, visiems aišku, ką gausi, už kokius pinigus ir kada. Statoma yra kokybiško medžiagom, žinai, ne kaip būna kartais statybose, ten, žinai, davė pinigų vienom medžiagom, žinai, nupirko kitas. Ir šiaip karkasiniai namai, man atrodo, lietuvio akimis jau yra tampantis visiška, kaip sakytų, norma ir tikrai yra vis ir daugiau besistatančių, ypač rekreacinius namus, tiek ir gyvenamosius, tai man atrodo, tikrai vertėtų pamastyti apie karkasinį ir modulinį namą, o jeigu domina plačiau, mūsų aprašyme rasite jų linką. Namų alėjos misija yra statyti namus, kurie tarnautų ilgai, tiktų šeimoms ir kurtų tikrąją vertę žmonėms vertinantiems kokybę. Visada rekomenduojama dirbti su profesionalais. namualėja.lt. Susisiekit, patars, pakomentuos, padės, pastatys ir galėsit ramiai gyventi.